Žodžiu, pasidariau valgyti, šiek tiek ten įdomiai buvo. Kodėl taip dega, what the? Įdomu, plaut ar neplaut? Čia šildomės KFC vištieną su ryžiai. Buvau vakar mini open mic'e, pasirepetavau tam tikrus bajerius, kuriuos pasakosiu, tai dabar galimai bus miksas, tiesiog tai, ką jau pasakojau, ir tiesiog dalis naujų, ir aš matau, kad taip turbūt gal būtų geriausia, neiškart naują blyną šaut, tai reik užsikurt mašiniuką ir po to važiuot pasigną. Jo, biškį pusiau veikiantį mašiną, paskolinau už tėvo, prita sulūžo, jokios koreliacijos, tiesiog buvo nefunkcionali. Nu ką, privažiavom, atvarėm pasigną, Ignas pasiruošęs, Ignai pasiruošęs. Aha. Nu tarkim, Ignai, gali greit pasakyti savo adresą? Arojos gatvė 392. Puiku, gerai, Aš Batman, ne, gerai, ne, Noriu sužinoti mano tikrą tapatybę? Vasyl, ne. Jūs nepatikėsite, su kokia mes važiuojame. Žiūrėk. BMWs, į stotelę įvažiuosim, BMWs. Nežinau, pamatysime, kaip bus juokinga. Gal ir nebus, aš šiaip labai ilgai open mic'e nebuvo. Šiaip iš mano patirties aš pastarąjį kartą gal buvau prieš kelias savaitės, o čia komedijos pasaulyje yra kaip 3 metai, tai aš nemeluosiu. Ta Lukas buvo čia prieš kelias dienas. Tai Vakar buvau? Vakar. Bet šiaip man kaina smagu dabar, kad tu gali varyti su savo mašina, žinai, Kauną. Nu, tipo... Nevarysim dažnai, nes labai brangu. Labai brangu. Labai brangu. Ką, tu esi kažką pasiruošęs? Nelabai šiaip. Čia yra problema, nes aš taip pat turiu tokius susirašęs kažką pabandyti. Toks galvoju, gal čia toks irgi būtų pradžioj apie tas visas laidas kaip auksinis protas, kas ir kodėl, kad tipo labai yra nesąmonė, kad ten tik tai protingi žmonės eina. Nu tai jeigu eina, nu tai tipo kažką tai jau supranta. Reikėtų sukurti, pavyzdžiui, kažkokią laidą, kur aš sugalvoju, pavyzdžiui, kodėl tu čia, o taip vadinasi, ir tiesiog ten tokie durneliai eina ir būtų juokinga ir tiesiog kokią istoriją papasakoti. Oh my god, bet čia gera daina! Pohui, copyright strike gauti. Pohui, copyright. Rodo vis dėlto ne pohui, reikia pakeisti kažką kitą. Tai jo. Pone Raketa, kaip jau čia tas Kaune? Aš Finas Raketa. Ne, gerai. Ten tas mokslininkas. Finas Raketa, jie bejėgiai be jo. Jo, tas bičiukas, oh my god. Sveiki, oi, gerai. Tai visi pradėjo nuo savo amžiaus, nežinau, tai aš irgi, kad neatsilikčiau, tai man 20 metų. Ačiū. Šiaip dar man sesė neseniai atėjo, taip verkdama ir aš nesupratau, kad čia pasakė, kad ją paliko draugas. Aš galvojau, kad jį pasakė paliko draugas ir aš nesupratau, pasakiau, eik į Eurokosą gal tiesiog, nes čia, aš net nežinau, kaip gali palikti tave parduotuvę, nu čia uždraudė ar kažką. Ir jis sako, ne, ir aš sakau, nu, jeigu neturi kortelės, aš tau galiu paimti, tai čia nuolaidos ten irgi tinkamos, aš nežinau, bet... Gerai, čia tiek. Sveiki, aš Lukas, man 20. Čia aš jaučiuosi jau kaip per kitas tą laidą, žinot. Taip, ieškau moters, kad žiūrėtų į raumenukus. Buvau nuvaręs pas gydytoją. Reikėjo pasidaryti ten apžiūrą, jis pasižiūrėjo, kad ar aš sveikas, kraujo tyrimai, ar yra kažkokių problemų, pažiūrėjo į akis, viskas okei. Ir sako, gerai, dabar Lukai, maukis kelnes. Ir aš taip nusimaunu ir sako, nu, aš nematau kažkokios didelės problemos. Aš toks, palaukit, čia gal taip greit problemos neauga, reikia laiko šiek tiek. Nežinau, kokie jūsų standartai čia. Jūs irgi nespindit. Buvau maratone. Reikėjo bėgioti, ten buvo skirtingos kliūtys, ten reikia per kokias mašinas perlipinėti, ne mano tėvų, kitos. Per visokias mašinas, lys pro apačią, visokie purvai. Ir buvo viena vieta, kur yra elektriniai laidai. Jie tave krato elektra. Ir aš žiauriai bijau pro juos varyti, bet nusprendžiau gerai, varom tenais. Ir aš nemeluosiu, aš pro juos praėjau
Aš buvau šokiruotas. Buvau skrolinęs TikToką ir pasižiūrėjau, man išmė tokį magą Aleksejų. Okay. Ir jisai pasakojo, kaip jis ten gali padaryti visokius stebuklus, tau pinigai, galios, ten ko tik nori, išpildys bet kokius norus. Ir aš toks, ir aš galvoju, pasinaudosiu šitą auksinę galimybę ir aš jam parašiau. Sakau, žiūrėk, gal galėtum man sutvarkyti technikinę. Nes jokie dievai dar man nepadėjo. Jis sako, be problemų, už 10 eurų. Ir aš galvoju, blemba, kam eiti į technikinę, jeigu pigiau pas Aleksejų? Bet taip, aš galvoju, reikia išnaudoti visas galimybės. Tai aš jam tiesiog irgi parašiau, žiūrėk, aš turiu porą skolų, gal galėtum sutvarkyti. Ir sako, sutvarkysiu už 30 eurų. Zaibys. Pervedu. Ir kaip tikras magas, bišas tiesiog pranyko. Ja. Kaip tau mikrofonas, kai tu girdėjai pats savaitę? Man patiko, čia kažkas tai buvo, kad tiesiog... Aš po tos smegenis atjungiau, tai tipo kaip ir okei, bet... Ja. Bet visai nežinau, ten buvo kažkurie, kurie juokėsi iš visko. Jo, ten kampe. Kitas trukdė, nes ten juokėsi net ne iš bairo, tiesiog padarė, bet... Visai nice. Man šiek tiek nepatiko mano pasirodymas čia, aš nežinau, nes aš kažkaip jaučiuosi šiek tiek toks išsekęs ir kažkaip tai toks deformoje. Aš suprantu, kad čia tavo labai svarbus gyvenimo momentas čia iš šono, ne? Taip. Okay. Ir kažkaip tai jaučiasi, kad aš neturiu to kominio charakterio kažkaip tai. Aš užlipu, aš tiesiog kažkiek papasakau ir viskas. Aš čia reikėtų šiek tiek pradėti daugiau tiesiog domėtis komediją, nes aš kažkaip tai... Ką turi įdomėti? Nu, tipo, labiau gal netgi ir nueiti į kelis stand-up show, kur yra jau tokių pavykusių komikų. Tiesiog pasižiūrėti, kaip jie sugeba perteikti tą energiją. Ir tiesiog pabandyti, pasižiūrėti, kaip jie būtent ant scenos atrodo. Ne tai, kad bairius jų labiau klausytis, o žiūrėti, kaip jie būtent perteikia. Nes kažkaip tai aš jaučiu, kad tokia didžiausia problema yra ne bairiuose, o būtent kaip jie yra sakomi. Jeigu tu sakytum visiškai žodis į žodį ir tiesiog judėtum skirtingai, drąsiau sakytum, tiesiog žymiai geriau gali būti. Yra labai gera pažanga. Čia tikrai yra džiugu matyti, kad daroma pažanga, nes jeigu jūs pasižiūrėtumėte pačią pradžią tų vlogų ir mano šiek tiek dalių ir Luko dalių, tai jūs pamatysite, kad tikrai yra geriau, bet ne taip gerai, kaip galėtų būti. Bet aš manau, kad per vasarą labai bus didelis progresas ir kai jau bus metai, kaip mes esame komedija, aš manau, bus pasai visai. Nes mes dar esame tokia eksperimentavimo fazėje. Bandysime, pasižiūrėsime. Čia aišku, komedija nėra juokai, tad išgersime. Komedija nėra juokai. Pagavai.